medsukis medui sukti. Čia remeliai visi ruošiami bus. Čia yra, kiek reikia paruošti. Čia va pats medsukis visas. Kiek kur suka medų, kokiam. Daugiau remeliai, čia tik tai dalis paruoštų yra. Čia va kaip paruošti. Čia vaivėlis, remelis jau. Tik tai dar plokštelis neįdėjau. Kiek avilių dabar? 20 turime. Kaip žiedą, kaip iš nektarą renka bitelė. Nu, bitės dabar pavasarį medų nešė iš mišką. Pirmas sukimas buvo iš miško, labai jautės. Sakų kvaps, toks medaus grins ir buvo tamsiai medus, vos nežalias. Nu, nužydėjo miškai, o dabar jau pradėjo žydėti rapsas, tai va dabar jau bitės visus neša iš rapsą medų. Nu ir laukiam, Liepa šiemet nelabai kaip žydė, nelabai turi žiedų daug, o va rytoj šiom dienom jau bus antras sukimas, kad vėl suksi medų. Kažkiek yra prinešta medaus nemažai, daug ir tom dienom suksim vėl medų iš naujo. Kiek kartų per metus sukat? Per metus sukam 4-5 sykius pagal nužydėjimą, kaip oras leidžia, kaip oras sąlygos būna. Nu šiemet, kai toks vasara buvo, tai dabar tik tai antras sukims bus. Nu gal dar 2 sukimai tai tikrai bus. Tai kiek medaus pats suvalgai per metus? Oi, visaip. Jeigu jau sergu, tai jau ir daug, o jeigu nesergu, tai 10 kg per metus visaip būna. Mano bitės tai geros buvo, pavasarį labai gerai atsigavo, labai gerai neįpyktus nieka nebuvo, o kai jau sukom medą, tai jau nelabai kaip patenkintus, nes atėmė jų darbą visą iš jų, kiek jos sunešė per pavasarį. Nu, o dabar vaikščiant po bityną vėl va paskiepiai pirštą, vėl va vietinims bus. Ir jis dabar va tik tai pradėjo žydėti jis. Buvo daug, buvo tenai visas daržas tik išnyka šiemet, o čia va dausi lyka va ir jos dabar pradeda nešti bitės tos medus čia ir žydės. Tai bus anyžinio medaus? Taip, bus. Ar jis turi skonį anyžį? Turi tokį mėtinį kvapą beveik, turi tokį. Nu, toks anyžinis skonis labai toks yra medaus. Ir būna toks, ir tamsus būna, ir būna šviesus tas medus. Tik tai va, šiemet labai mažai žydės anyžio, tai nelabai kiek, nu, jausis, jeigu jau sužydės gerai, tai labai jausis gerai.